klausimas biologiniu požiūriu. 1930 metais Vytauto Didžiojo universitete veikė ne tik lietuviškos korporacijos, bet buvo ir kitataučių korporacijų. Tai mažiausiai 8 žydų korporacijos, taip pat po vieną lenkų, vokiečių, latvių korporaciją. Ir iš šitų labiausiai vertėtų turbūt išskirti vokiečių korporaciją Arminiją, todėl kad archyvuose radome medžiagos, kad ta korporacija siuntė savo korporantus į nacionalsocialistų vadų kursus Vokietijoje. Taipogi kitos lietuviškos korporacijos apie ją atsiliepia, kad jos susirinkimuose yra laikomos Lietuvai priešingos paskaitos. Tad tai saugumo organų konstatuota ir viešai spaudoje paskelbta. Ir korporacija Romuva inicijavo kartu su kitomis korporacijomis prašymą rektoriui, kad net tos korporacijos veikla būtų sustabdyta. Bet mes dar galbūt neatsitam, kaip padarys viskas. Ir buvo korporacijų ne tik Vytauto Didžiojo universitete, bet ir kitose mokslo įstaigose. Radome korporacijų Žemės ūkio akademijoje. Jų pavadinimai yra Agrikola, Gabija, veikia korporacija Jaunoji Lietuva. Buvo korporacijų Klaipėdos prekybos institute ir Panevėžio pedagoginėme institute. Tai va, kol kas tiek apie korporacijas įvairias. Kaip matote, studentas tikrai turėjo iš ko pasirinkti, stojęs į universitetą. Įdomu tai, kad kai norėdavo tapti nariu, studentas turėjo ne tik parašyti prašymą, kad jį priimtų korporaciją, parašyti CV ir ten pridėti savo nuotraukas, bet turėjo gauti ir tos korporacijos narių mažiausiai 2 rekomendacijas, kad verta šį žmogų priimti korporaciją. Ir kai jis jau tapdavo nariu, aišku, atsiverdavo labai didelės galimybės, ką veikti visuomenėje. Ir ypatingai daug medžiagos archyvuose radome apie tai, kaip studentai veikdavo dėl okupuoto Vilniaus. Iš tiesų, tai pagrindinė organizacija, kuri veikia dėl šio okupuoto krašto, tai buvo Vilniui vaduoti sąjunga. Ji organizuodavo įvairias diskusijas, per spalio 9-ąją rengdavo minėjimus ir reaguodavo į Lenkų veiksmus Vilniuje įvairiais protesto mitingais. Kadangi tuo metu studentija buvo labai aktyviai organizuota, šita Vilniui vaduoti sąjunga tiesiog įtraukdavo studentus į savo veiklą. Pavyzdžiui, visi korporacijos Kęstutis nariai priklausė taip pat ir Vilniui vaduoti sąjungai. Ir ši sąjunga kviesdavo korporacijas atsiųsti savo vėliavas į minėjimus, taip pat prašydavo narių rinkti aukas per viešas rinkliavas, kurių metu tiesiog būdavo tie surinkti pinigai parama Vilniuje gyvenantiems lietuviams. Taip pat rengė kursus, kurie vadinasi kažkaip labai įdomiai Vilniaus problemams aiškinti ideologiniai kursai. Ir atseit studentai juos išklausė, vasarą buvo jų pasirengę pravesti taip pat kursus visuomeniai savo tose mažose miesteliuose ir kitaip inicijuoti tam tikras grupės ir veikti kažką dėl Vilniaus. Organizacija Vilniaus geležinis fondas taip pat kvietė korporantus prisidėti, platinant Vilniaus pasus bei ženklelius. Tai buvo toks dalykas, kad buvo galima įsigyti Vilniaus pasą ir jį klijuoti, kaip čia dabar galėjome pasakyti, lipdukus, bet jie vadino ženkleliais, kurie tiesiog kainavo labai skirtingai, ten nuo 10 centų iki lito ir dar gali būti daugiau, kaip Augustė yra savo akimis mačiusi šitą Vilniaus pasą. Ir Vilniaus pasai buvo paprasti, kuriuos galėjo įsigyti vienas žmogus, ir buvo didieji, kuriuos galėjo įsigyti ten šeima, įmonė ir organizacija. Ir tiesiog visi surinkti pinigai buvo skiriami Vilniaus krašto lietuviams. Iš tikrųjų, tai veikla dėl Vilniaus nesibaigė net ir Vilniaus kraštą atgavus. Archyvuose radome medžiagos, kad 40 metais Vilniaus universiteto studentų atstovybė kvietė visus studentiškų organizacijų narius sudalyvauti tokioje darbo stovykloje, kurios metu tiesiog savo fizinių darbų, ten, man taip atrodo, dirba 7 valandas per dieną, tiesiog padėti Vilniaus kraštui atsigauti, kaip jie sakė, kad reikia tvarkyti tą apleistą ir Lenkų nualintą kraštą. Dar archyvuose radome nemažai medžiagos apie tokį dalyką, užvadintą skambiu pavadinimu ginklų vajus. Ir šitą ginklų vajų organizavo studentų atsargos karininkų korporacija Ramovė. Ir ji organizavo jį po to, kai 1939 metais nuo Lietuvos buvo atplėštas Klaipėdos kraštas. Ir Ramovės korporantai norėjo surinkti lėšas ir nupirkti ginklų Lietuvos kariuomenei. Jau tai buvo ne pirmas kartas, kai šita Ramovė organizavo ginklų vajų, nes prieš tai ji buvo dar surinkusi lėšų
ir padovanojusi 40 šautuvų prezidento karo mokyklai. Ir jeigu kam įdomu, tai paminėsiu, kad šautuvas tuo metu kainavo 120 litų. O archyvuose taip pat radome daug medžiagos apie tai, kad studentai dažnai dalyvaudavo visokiose rinkliavose. Kadangi tuomet nebuvo mobiliųjų telefonų ir niekas negalėjo išsiųsti 5 litų labdaringai akcijai paremti, studentai dažniausiai lakstydavo gatvėmis su tokiamis dėžutėmis ir ten prašydavo visokių aukų. Ir rinkdavo aukas tokiems dalykams, kaip pavyzdžiui, šerti beturčiams žiemos metu, kovai su tuberkulioze, kurčių nebylių institutui steigti ir panašiai. Ir kad tokios rinkliavos tuo metu buvo labai dažnos, rodo toks kvietimas ir pasakymas tame kvietime. Nuolatinės rinkliavos, kad ir labai yra įkyrėjusios visuomenėje ir įvarginusios rinkėjus, tačiau pasiaukoti artimui yra